Jei aš būčiau velnias, aš sunaikinčiau žmonės 21 amžiuje tyliai. Lėtai. Iš vidaus. Pradėčiau nuo to, kad atimčiau iš jų gyvenimo prasmę. Ne per jėgą, o per patogumą. Patogumus paversčiau jų kalėjimu. Priversčiau juos pamilti komfortą labiau nei tiesą, malonumą labiau nei tikslą. Paskandinčiau juos begalinėse pramogose vaizdo žaidimuose, begalinėme socialinių tinklų skrolinime, tuštybėje. Išmokyčiau juos bijoti didelių siekių, didelių atsakomybių ir iššūkių. Leisčiau jiems gyventi tyliai, bet tuščiai. Metai slinktų, o jie stebėtųsi, kodėl nieko nesukūrė, nieko nepaliko, nieko nestatė. Atimčiau jų tapatybę. Atimčiau iš jų suvokimą, kas jie kaip moteris ir vyrai, kaip žmonės, pašaukti kažką kurti, statyti, ginti, vadovauti, auginti, mylėti, įkvėpti. Paversčiau juos silpnais, be krypties, be stuburo, be pašaukimo. Lyderystę pavadinčiau priespaudą.